kitas mūsų dalyvis yra mokslo entuziastas ir norintis tapti dėstytoju, Taigi, pasitiksime dabar Vytauto didžiojo universiteto biochemijos bakalauro studijų studentą Luką Vasionį. kuris kalbės tema "Sudie chemikalai mus išgydys ir pamaitins gamta". Taigi, jūsų aplodismentai Lukui Vasioniui. Sveiki, gyvi. Genetiškai modifikuoti organizmai. Kaip jie mus išgelbės, kaip jie mus gydo. Ir pirmiausia, reikia pradėti nuo to, kas yra DNR. DNR grubiai imant, tai yra genų eilė, kurie genai atspindi tam tikrą mūsų savybę. Tai gali būti akių spalva, plaukų spalva, tai gali polinkis į alkoholizmą būti charakterio savybė, žodžiu, bet kokią savybę. Jūsų arba augalo, arba bakterijos, arba viruso. Ir tai yra gamtos kūrinys, vienas nuostabiausių gamtos kūrinių. Taigi mokslininkai, jie pastebėjo, kad yra augalas, kuris turi geną, kuris gamina itin dideliais kiekiais vitaminą A. Ir jie pagalvojo, taigi čia yra vitaminas A visiškai natūraliai iš gamtos išgaunamas. Ir tas vitaminas yra daug geresnis negu vaistinėse, tabletėse parduodamas vitaminas A, kuris buvo pagamintas iš chemikalų. Tai ką jie paėmė? Jie paėmė tą geną, iškirto jį ir įstatė į kitą motinos gamtos kūrinį, dar kitaip žinoma kaip ryžiai. Tai buvo gaunamas visiškai nauja rūšis, geltonieji ryžiai. Ir šie ryžiai gali išgelbėti 10 milijonų žmonių pasaulyje, kurie kančiose miršta nuo vitamino A deficito. Kitas dalykas yra insulinas. Jau kuris laikas genetiškai modifikuotos bakterijos gamina insuliną, kuris yra pigus ir jisai yra žmogaus insulinas. Skirtingai nei anksčiau, paskersdavo vargšą žviegiantį gyvulį ir iš jo iščiulpdavo visą insuliną, kuris yra labai brangus ir jisai yra ne visai tinkamas žmogui. Kitas dalykas yra ebolos protrūkis. Jisai nebūtų taip greitai sustabdytas, jeigu ne genetiškai modifikuoti tabako lapai, iš kurių buvo išgautas vaistas. Toliau, ateities tyrimai. Genetiškai modifikuoti virusai. Šitie virusai gali sunaikinti vėžinės ląsteles, jie gali sunaikinti živ ir jie kol kas yra bandymuose su gyvūnais. Ir jie yra sėkmingi. Toliau mes galime kalbėti apie visiškai tolimus tyrimus, kai mes genetiškai modifikuosime gyvūnus, kurie mums gamins inkstus, širdis, taip toliau ir panašiai, ir mes išnaikinsime donorų eiles. Taigi genetiškai modifikuoti organizmai, jie yra neadekvačiai jų baiminamasi, nes genetiškai modifikuoti organizmai tai yra jų produktas pagamintas yra natūralus, gamtos pagamintas produktas, su tarsi gamtos rankomis. Taigi nenuvertinkite ir nesibaiminkite genetiškai modifikuotų organizmų produktų sukurtų, nes jie jums, jūsų artimiesiems giminaičiams ne tik išgelbės, bet galbūt jau išgelbėjo gyvybės. Dėkui.